7 Kauno dienų pokalbyje Lietuvos kultūros sezono Prancūzijoje komisarė Virginija Vitkienė. Susitinkame bibliotekoje, kur studijų metais Virginija ruošdavosi egzaminams. Esu Vytauto Didžiojo universiteto menų fakulteto alumnė. Tikrai įėjau į biblioteką ir sugrįžau šiek tiek į jaunystę. Labai geras jausmas. Grįžote iš Paryžiaus, ką ten veikėte? Rengiantis Lietuvos sezonui Prancūzijoje, kuris vyks nuo rugsėjo 12 šiais metais iki gruodžio 12, tenka bendrauti su daugybė kultūros partnerių, institucijų ir menininkų tiek Lietuvoje, tiek Prancūzijoje. Ir pats Prancūzijos institutas Paryžiuje, kuris yra partneris su Lietuvos kultūros institutu, šitos dvi įstaigos atsakingos už sezoną, jų taip pat veiklos laukas labai didelis, man pačiai profesiškai labai įdomu matyti, kaip jie atstovauja Prancūzijos interesus visame pasaulyje. Kultūra yra tik maža dalis, sezonas dar tos kultūros maža dalis, bet su mumis Lietuvos komanda vadybos prasme dirba 7 specialistai pilnu etatu vien Prancūzų institute Paryžiuje. Tai didelės pajėgos. Esate Lietuvos sezono Prancūzijoje komisarė, tai reiškia, kad ir Lietuvoje bus daugiau Prancūzijos. Žinau, kad Prancūzijos Lietuvoje yra gana daug, bet Lietuvos Prancūzijoje tikrai labai mažai, arba jeigu yra, tai ganėtinai nenuskamba. Ir Prancūzijoje Lietuva vis dar mažai žinoma, ne tiek, kiek mes norėtume, arba ne tiek, kiek tikrai ES šalis turėtų būti žinoma Prancūzijoje. Tai kartu su Lietuvos sezonu vyks Prancūzijos atgarsiai Lietuvoje, taip pat nuo rugsėjo iki gruodžio, ir Prancūzų institutas Vilniuje yra atsakingas už šitus atgarsius. Jie atveš tam tikrų prancūzų žvaigždžių, bet taip pat į programą įtrauks ir kitas prancūzų atlikėjų, choreografų, teatralų programos dalis, kad dar kartą ir Lietuvoje atkreiptume dėmesį į prancūzų kultūrą. Aš tai iš savo pusės labai norėčiau, kad mes labiau atkreiptume dėmesį į prancūzų kalbą, skatintume savo vaikus studijuoti mokyklose, universitetuose prancūzų kalbą, nes tas daugiausia mus ir skiria nuo Prancūzijos. Jie yra labai frankofoniškai orientuoti, jiems jų kalba yra esminis kultūros toksai rodiklis, ašis. Jie labai džiaugiasi, jeigu mes jau galime pasisveikinti, atsisveikinti. Bonjour, madame, monsieur. Je m'appelle Virginia Vitkienė. Je suis commissaire de la saison de la Lituanie en France. Kaip vertinate naujausias žinias iš Prancūzijos? Buvę aukšti šios šalies pareigūnai Baltijos šalis painioja su Balkanais. Gal mes kažką netaip darome? Tai paskutinį memą mačiau apie 4 Baltijos šalis, kuris dabar sklando Prancūzijoje vartojimuose socialinėse tinkluose, kur yra 3 Baltijos šalis, Lietuva, Latvija, Estija, mėlynai pažymėtas, ir Prancūzija. Tai yra susijęs su tuo, kad Makronas per paskutinį mėnesį labai stipriai pakeitė savo retoriką Rusijos atžvilgiu, ir dabar Prancūzijoje ir dar po mūsų prezidento Nausėdos vizito, kuris taip pat vyko nesenai, po jo tokio proaktyviško Ukrainos palaikymo, jis yra pašiepiamas kaip vienas iš Baltijos šalių irgi atstovų, kad Prancūzija taip pat palaiko Ukrainą kaip ir Baltijos šalis. Tai turbūt ta 4. šalis ir yra Prancūzija, bet iš tikrųjų taip. Tai dėl to, manau, mūsų valstybė ir mato prasmę investuoti į tokį projektą Prancūzijoje, kad mes geriau matytume su savo identitetu ir nebūtume painiojami su Balkanais, kaip nesenai atsitiko. Ir manau, sezonas prie to labai stipriai prisidės. Čia tai turėčiau labai stipriai kažkaip pagirti mūsų ambasadorių Nerijų Aleksejūną Prancūzijoje ir kultūros atašė Austė Zdančiūtė, kurie nuosekliai labai link šito sezono ėjo ir dirbo daugybę metų, visą savo kadenciją. Ir šitas sezonas jau vainikuoja jų didžiulius ryšius ir didžiulę pagarbą, kurią užsitarnavęs yra Aleksejūnas. Ir kartu kovo 12 dieną Paryžiuje buvo atidaryti Lietuvos sodai, Jardin de Lituanie. Tai pirmasis Lietuvos vardo aikštės suteikimas Paryžiuje, ir vis tiek labai reikšmingas dalykas atsiras žemėlapiuose, Google Mapsuose. Lentelė yra prie buvusios Lietuvos ambasados.
Mes, kaip kultūros prodiuseriai, susidurime su tokiu labai irgi geru jausmu, kai pas mus atvyksta prancūzų kolegos, kurie niekad Lietuvoje nebuvo. Jie atvyksta, tarkim, iš Pompidou centro, atvyksta čia, aplanko nacionalinius muziejus ir galerijas ir savo partnerius Mo muziejų, ar iš kitų teatrinių festivalių atvyksta rinktis čia savo scenos menų programų. Jie būna taip šokiruoti to iš vis, kaip jaučiasi mieste, kaip atrodo mūsų miestai, nes tikrai jie įsivaizduoja Lietuvą kaip tokią standartinio, stereotipinio posovietinio pilko kažkokio tai betoninio miesto įvaizdį jų galvoje. Ir tai, kad jie pamato vakarietiškus miestus, vakarietišką kultūrą, visiškai laisvą jaunimą, klestėjimą ir tokią įdomią klestinčią kultūrą, juos net viduje iš tikrųjų šiek tiek suglumina apie jų pačių nežinojimą. Aš visą laiką mėgstu su jais pasikalbėti, ką mokyklose juos moko apie postsovietinę erdvę. Tai iš vis jų sąmonėj, suaugusių žmonių, mano kartos žmonių sąmonėj, Sovietų sąjunga buvo viena iš santvarkų rūšių, viena iš sąjungų, kaip dabar Europos sąjunga, kur visi tiesiog vienodai socialistinių pažiūrų šalių atstovai sutarė būti vienoje sąjungoje. Ir tai apie tas represijas, apie žmonių traumas, kurios persiduoda iš kartos į kartą, ir apie mūsų šitą labai aštrų vertybinę poziciją Ukrainos atžvilgiu, jie supranta tik tai atvykę čia, iš daugybės faktorių, iš daugybės susitikimų, asmeninių pokalbių. Mūsų kultūrą prancūzai dabar be galo vertina dėl socialinio angažuotumo. Pastebi šitą išskirtinumą. Ir tai pastebi, kad labai daug stiprių kūrėjų moterų. Taip pat mane labai nustebino, kas ir pas mus yra, bet pas juos labai akivaizdu, kad kultūrinis turinys yra labai atiduodamas į jau tų prodiuserių, kultūros operatorių rankas, ir niekas net ir atėjęs su tam tikra valstybinė, tarkim, programa kaip sezonai, Prancūzija negali nurodyti toms organizacijoms, kad jūs priimkite šitą ar kitą Lietuvos programos dalį. Tai iš tikrųjų jie priėmė pas save tik tai, ką patys atsirinko, ką jų meno vadovai atvažiavę čia geriausia pamatė. Mes surinkome ir pasiūlėme labai daug aukštos kokybės pavyzdžių, bet kultūros operatoriai Prancūzijoje, jie rinkosi tai, kas įprasta jų publikai, kuo jie patys tiki, koks yra jų estetinis skonis, kas sudomino juos pačius. Tai dėrybos vyko ilgos ir iki šiol dar jos vyksta likus 5 dabar jau mėnesiams.